persekiojami ir šmeižiami. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visai šmeižia. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūs laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadais persekiojo ir pranašus. Evangelija pagal Matą, 5 skyrius, nuo 11 iki 12 eilutės. Jėzus buvo neteisingai suprastas, šmeižiamas ir persekiojamas. Jis net buvo nužudytas, manant, kad tai bus paslauga Dievui. Tai kodėl mums turėtų sektis geriau? Garbė jei iškenčiame Jėzus kančias. Kaip galime geriau parodyti mūsų viešpačiu savo meilę? Jis taip mato ir didžiuojasi. Dievo rankose yra mūsų likimai. Tad jis bet kada gali panaikinti liūdesį. Tačiau yra taip, kaip su Jėzumi Getsemanės sodose. Mano tėvai, jeigu įmanoma, te aplinkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskutinėmis dienomis pasirodė pranešimai spaudoje. Kiek yra persekiojama krikščionių vien dėl to, kad jie yra krikščionys. Jų gali būti apie 200 000. Spėju, kad bus dar blogiau. Kodėl? Krikščionyse slypi Dievo dvasia. Tad pasaulis prieštarauja tam, jaučiasi demaskuotas ir puldinėjamas. Žmonėms yra meluojama, pasaulyje kyla šmeižtas. Žmonės nuteikinėjami prieš krikščionis. Pamaldas, dvasingas žmogus to nepastebi. Tačiau tie, kuriuos valdo Jėzus dvasia, susidarė su priešą ir persekiojimą. Didžiuokis, nes Jėzus didžiuojasi tavimi. Jūs žemės druska ir pasaulio šviesa. Kas nekenčia tamsos, tai ne tie žmonės, kurie nusiteikia prieš mus, bet nelabisis. Jėzus neatkreipė dėmesį į tai, ar mes esame jam ištikimi, ar mes jį neigiame ir nerandame kompromisų. Jis nori apdovanoti nugalėtojus, kurie yra kartu su Jėzumi, tiesiog užbuvę, kaip kad Steponą. Ar Jėzus nori paguosti ir padrasinti, o dažnai jis įsikiša į įvykius ir užčiaupia priešams burnas. Jis nori persekiojamiems suteikti viską, ką jie prarado. Pagalvokime šiandien apie mūsų brolius ir seseris, kurie sėdi kalėjimuose dėl viešpaties ir kuriems gresia mirties bausmė. Sutelkime maldai už juos. Pasiruoškime patys patirti persekiojimus ir šmeižto dėl viešpaties Jėzus valios. Dėkoju viešpate, Jėzau, kad niekada nepalieki mūsų vienų. Jei mes esame persekiojami ir šmeižiami, tu esi visada šalia. Tu priglaudi mus savo glėbyje ir guodi, suteiki drąsos ir jėgų. Tu kalbi per mus ir padedi mums. Amen.